Sveiki draugai! Pabandysime šiame video pakalbėti apie vieną sunkiausių temų, kuri yra viena nepatogiausių ir slidžiausių. Tai yra šlaitai, tvenkiniai ir vejos robotai. Dažniausiai klausimas jūsų būna, į kokios atstumo šlaitą gali robotas važiuoti. Lyg tai būtų galios klausimas. Ne, tai nėra galios klausimas, tai yra ratų sukibimo klausimas, kuris yra be galo slidus. O slidus tuom, kad tiesiogiai tai susiję yra su ratų protektorium. Puikiai suprantam mes vairuotojai, kad su mašina prie ežero, arti ežero privažiuoti yra rizikinga. Ypatingai jeigu savaitgalį lis ir mes esam pasilikę mašiną kažkurie nuokalnėje. Dėl ko? Dėl to, kad mes pradėsim čiuožti. Bandysim lipti į viršų, bandys ratai kastis, bet dėja jėga mus patrauks į apačią ir robotas nučiuoš. Viskas yra tvarkoje, jeigu robotas čiuožia į apačią ir apačioje mūsų laukia aikštelė. Mes galime čia vėl apsisukti, vėl kilti į kalną, viskas tvarkoje. Robotai daro panašiai. Tačiau jeigu čia būtų ežeras, prūdas, tvenkinys ir nuokalnė būtų čia stati, robotas šitoje vietoje turi apsisukti. Sukasi ant dviejų arba vieno rato pagal savo algoritmą ir tas ratas esantis šlapioje žolėje, galbūt aplipę žolėm, nes lyjo ar buvo drėgna rasota, čia pradės čiuožti. Kitaip tariant, tokios vietos kaip ši, bet kokiu atveju bus pjaunamos trimerius. Ar daugiau trimerių reikės pjauti, ar mažiau, didelio skirtumo nėra. Jeigu nenorit rizikuoti robotu, į tokias vietas jo nevaro, kaip pavyzdžiui štai čia. Per kamerą, aišku, kampas sunkiai matosi, bet čia pakankamai statu yra. Atvažiavus robotui šitoje vietoje, jis bandys suktis, čia šlapia ir pradės čiuožti žemyn. Čiuoš, kol įčiuoš. Jūs sakysite, robotas įvažiavo, robotas kaltas. Ne robotas kaltas, esat jūs kalti, nes tiesiog neturėjot patirties. Lygiai taip pat galite su robotu įvaryti vandenį, taip pat ir su savo mylimą mašinėlę. Skirtingi robotai turi skirtingus algoritmus. Pavyzdžiui, segvėjus šis turi antipraslydimo sistemą. Kitaip tariant, jeigu robotas pamato, kad ratai sukasi, robotas nevažiuoja, iškart stoja. Jeigu šios sistemos nebūtų, robotas bandys važiuoti, kasis, čiuoš, bandys važiuoti ten, o čiuoš ir čiuoš į vandenį. Taip kad segvėjus turi pakankamai gerą sprendimą, traukos kontrolė paturi šią funkciją įsijungti. Na ir paskutinė tema šioje mūsų video dalyje, tai yra įkalnės. Įsivaizduokim situaciją, kad mums reikia įvažiuoti su mašina į įkalnės. Čia yra 35 laipsniai, robotui jau būtų sunku, bet jis aišku įvažiuoti gali. Kaip gali įvažiuoti? Važiuodamas tiesiai į kalną. Kai robotas važiuoja skersai, jo priekis ratukai laisvi yra, jį meta. Iš galinių ratų bando robotas vairuoti, stabilizuoti savo kryptį, tačiau tikrai nesigaus. Priekis sunkus, robotas čiuoš. Jo priekis ir vis tiek nieko nesigaus. Jei pas jūs segvėjus ar kitas gamintojas, kuris turi funkcionalumą, krypties nekeitimą, tai tokiu atveju tokią vietą kaip šita, kur kalnas, išskiriam atskirų žemėlapių ir nurodom kryptį jam kirst tiesiai į kalną ir tiesiai nuo kalno. Neleiskit važiuoti robotui skersai. Jį tiesiog priekis stums, trauks ir nuneš. Ir nesvarbu, kiek pas jūs varomų ratų. Gali būti vienas kitas gamintojas, aš jų čia dabar neminėsiu, bet skersai kalno čiuožia, driftina visi. Vairuoja mašinas, tikrai puikiai, manau, mane suprantat. Tai turbūt šiam kartui tiek. Džiugu, jeigu supratot. Jeigu nesupratot, bandysim kažkaip gal kitaip papasakot. Rašykit komentaruose, klauskit, bandysim jums viską atsakyti.